Tai labas, mielosios. Šiandieną kviečiu į labai švelnų, bet galingą pokalbį. Ir tai jau yra mūsų antroji dalis – atgimusi versle ir savyje. Tai kelionė moteriai, kuri nori ne tik atsitiesti po gyvenimo audrų, bet iš naujo atrasti save. Savo prasmę, pasitikėjimą, džiaugsmą ir kūrybingumą. Mes kartu su nuostabia mano kolegė Danute pasikalbėsime apie tai, kaip paleisti tą reikia, kaip grįžti į tą balansą tarp veiklos ir gyvenimo. Ir kaip išdrįsti kurti iš širdies autentiškai, lengvai ir be baimės. Tai dabar dažnai mes moteris judame kažkaip kitaip. Ir mes labai muistomės tarp reikia dirbti, reikia pasirūpinti, reikia kažkur tai kažką suspėti. Bet dabar, Danute, sakyk, juk tau turbūt buvo kažkurią tai dieną ateina momentas, kai pajunti, kad viso to reikia, to žodžio reikia yra per daug. Pasidalink su mumis, kaip tau buvo, kada tu supratai, kad nori gyventi kitaip. Iš noriu, O ne tai, kad reikia. Jo, iš noro, bet ne tai, kad reikia. Kaip tau visą tai pasisekė padaryti, ir tu turi savo veiklą, ir turi savo šeimą ir viską. Ne iš to, kad, pavyzdžiui, reikia, ne? O noriu, arba nenoriu. Papasakok. Pas mane atsakymai gali būti dvejopi, kaip ir moters, ir kaip tarologo. Tai pirmiausia, gal atsakysiu iš šitą klausimą kaip iš moters pozicijos. Taip. Tai nebuvo viena akimirka, labiau tylus vidinis lūžis. Gal kai pastebėjau, kad rytais džiaugsmas tampa įprastas, pradėjau klausyti savęs. Iš tikrųjų norėčiau veikti, kaip pasakyti, kuo būti, kuo jaustis, pradedi mąstyti, supranti, ar to reikia, ar nereikia. Pirmą kartą pasakiau savo ne tam, kas buvo, kad, kaip maišosi žodį, ne tam, kad reikia, bet tam, kad tuo, kuom kvėpuoju, aš pajusčiau. Taip. Tai čia būtų gal kaip moters toks pasisakymas. O kaip tarologo pasisakymas, aš viskai kitaip glaudenu tą savo ne, arba kad reikia. Tai, sako, yra tokia korta Mėnulis, kuri viskam jinai kviečia. Tai sako, yra kvietimo korta Mėnulis eiti į nežinomybę. Tai yra gerai. Jo. Pasitikėti intuiciją. Noriu, tai sielos balsas. O reikia, tai išorės struktūra. Kai pradėjau traukti kortas ne tam, kad sužinočiau, o tam, kad pajusčiau. Supratau, gyvenimas gali būti ritualas, ne tik prieiga, bet ir mes galim su juo pasiburti. Tai taip išeina, kai aš atsisėdu, gal kartais ryte ir pati savo, ir užsifiksuoju galvoj, man reikia, noriu, tai ritualas ir aš padarysiu. Ir gaunasi tas, kaip ir moters ir tarologo, tas ne tam, kad noriu, o tam, kad reikia. Todėl, kad jau gaunasi pasąmonėje taip, kad reikia. Nes nėra žodžio ne. O dabar, Danute, žiūrėk, tu kaip tarologas ar ne, ar tu naudoji jeigu pati naudoji ir ar rekomenduoji kitom moterim afirmacijas? Rekomenduoju. Pas mane grupėje visą laiką po kiekvienų postų ir astrologijos, ir numerologijos, ir tarologijos visą laiką būna afirmacija, kad žmogus kažką tai atsiremtų. Ir paskutiniu momentu pastebėjau, kad žmonės pradėjo komentuoti, jiem patinka. Jie remiasi, jie žiūri, jie seka, jie skaito, jie tobulina. Anksčiau tik tai matydavau, kad tik žmogus perskaitė, čia horoskopas ir gerai. Ne, tuom neužsibaigė, reikia ir veiklos, reikia ir patiems paveikti kažką. Tai taip ir gyvenime pačiam yra. Tai taip eina iš tavo pasakymo, kad afirmacija, kuo aš irgi pradėjus bendrauti su tavim, ir kai supratau tą tokį jau žodį, kad tai yra galingas žodis, afirmacija, kad jis reikalingas gyvenime. Aš, pavyzdžiui, pradėjau netgi užsirašyti, neskaityti tik tai, bet turiu atskirai sąsiuvinuką ir kiekvieną vakarą rašau dienos afirmaciją ateinančiai dienai. Labai gražiai pasakyta, nes tas momentas, kai moteris išdrįsta sustoti, dažnai tampa jos atgimimo pradžia. Ir verslas mus dažnai įsuka. Planai, tikslai, kažkokie rezultatai, ir tam gyvenime, kad visą laiką reikia tą padaryti, reikia tą, ir jeigu aš kažko nepadarysiu, jau bus kažkas blogai. Bet širdis kartais sako, sustok, pakvėpuok. Tai sakyk, Danute, kaip tu randi balansą tarp veiklos, atsakomybės ir savęs kaip moters? Ką tau reiškia ta vidinė pusiausvyrą? Tu matai dabar, ant tiek tau yra svarbu, nes tu ne tik kaip iš paprastos moters atsakai ir galvoji, bet tu net galvoji kaip tarologas, numerologas. Tai labai būtų įdomu išgirsti tavo tą tokį pastebėjimą, atsakymą į šitą klausimą. Balansas man tai netobulas grafikas. Tai čia kaip moteris.
gebėjimas pasakyti, savo šiandien man reikia tylos, kartais gal užsistatyti, kepti duoną ir jos kvapas mane ramina. Wow! Jo, žinok, tikrai tą galiu garantuoti, tikrai, kai pradeda duoną kepti, pradeda įt kvapai. Ir atsisėdi tiesiog taip ir medituoji, todėl kad tas kvapas toje veža. Aišku, per kompiuterį neperdasi to kvapą. Tai leidžia būti savo naudingai, ne tik naudingai, bet ir gyvai. Tada pradedi save jausti. Tai čia kaip moteris. Kaip tarologas. Tarologas yra sudėtingiau. Tai yra tam tikros kortos, kurios net ir moka sumaišyti vandenį. Nes yra suderinami dalykai vanduo, oras ir žemė. Kai jaučiu, kad per daug kai jaučiu aš kartais, kad per daug traukiu kortų, ne tik savo, bet ir klientui, pamirštu apie save. Tada aš visą pasineriu į jas ir į klientą. Tai kaip tarologui ne tik darbas, bet ir grįžti į save. Tai man duoda tokį žingsnį. Vadinas, čia, kaip pasakyti, kaip čia išaiškiai paprašiau, kad žmogus suprastų. Kai ateina klientas, tai pasineri tu į jo būseną ir tiesiog gyveni jame. Tai vat ir būna ta balansas tarp manęs ir klientų. Geras. Ir aš pati netgi pastebėjau, kai leidžiu pati savo pailsėti nuo verslo, kad kartais netgi būna, aš noriu pailsėti nuo bendravimo su žmonėm. Tu pati, kai sukiesi tarp žmonių, nesvarbu, kad internetu, online, bet vis tiek, žinai, būna, kad pavargsti. Ir vat, kada sustoji, pradedi, pamatai, kad viskas pradeda tekėti paprasčiau, lengviau, tarsi gyvenimas prasideda kaip ir iš naujo. Ir aš tikiu, kad daug moterų jaučia norą kurti, rašyti, dalintis, kurti ar verslą, ar šiaip. Juk labai daug moterų yra, kurios turi šeimas didelės, mažus vaikus, bet jas stabdo kažkoks tai perfekcionizmas arba baimė suklysti. Jos norėtų kažką daryti, bet jos bijo. Tai sakyk, Danute, kaip tu pati išdrįsai kurti iš visos širdies, be baimės, be to vidinio kritiko, kuris pastoviai sako, nedaryk, nes tu nemoki pakankamai. Tu nesi tokia pakankama, bet tu perlipai per visą tai ir pradėjai daryti ir veiklas tavo ir visą kitą. Tai pasidalink. Čia man buvo didelis iššūkis. Kaip sako, aš išėjau be baimės, bet išėjau kartu su ją. Jinai mano draugė. Ta baimė yra, aš su ją draugaunu ir kai pirmą kartą pasidalinau savo veiklą viešai, tai man, žinok, ir kojos rankos drebėjo. Bet po to, kai ateina moteris ir pasako tau ačiū, tada supranti, kaip pasakyti, tada supranti, ką ta žodis tau reiškia. Ir pasidaro tau, net nemoku paaiškinti, kaip... Palengvėjimas gal kažkoks vidinis atsidaro, kai tau pasako, ačiū už tavo atliktą darbą, taip? Ne, žinai, kaip čia gal, sakyčiau, reiktų pasakyti, kaip kritikas neturi paskutinio žodžio. Gaunasi toks kažkoks tai vidinis. Tu supranti, kai pasako ačiū, tada tu supranti, kad tu eini gerų kelių, nors ir ta baimė šalia. Bet ta baimė yra. Jinai visą laiką yra. Jinai, nežinau, yra. O kaip tarologas, tarologas, kai sako, įsitraukia kvailio kortą, tai nereiškia, kad tu kvailys. Tai reiškia, kad tu eini į priekį, tu eini gerą linkme ir kad tavo baimė yra reali ir kad tai turi būti. Tai taip, todėl, kad mes esam ne robotai, mes esam žmonės ir mes turim turėti tą baimę. Ir aš, pavyzdžiui, kaip žmogus kartais kažką tai daro, nesvarbu ką, ir jisai sako, aš nebijau, aš pradedu to žmogaus bijoti. Kaip? Gyvas žmogus turi bijoti. Jeigu tai yra nauja, jisai turi bijoti. Taip, jeigu jis kiekvieną dieną tai daro, tai jau jo. Dažnai mes save apibrėžiame kaip vaidmenyje mama, verslininkė, partnerė, ne? Bet kas esi, Danute, tu visose šiose vaidmenyse, kai visus vaidmenis padedi iš šoną? Kas tu kaip moteris? Taip, metam iš šoną verslą dabar, metam šeimą, visą kitą, tik tai kaip moteris. Iš visų tų kitų vaidmenų. Kaip moteris. Paimam paprastą variantą. Kai tu man parašai ryte žinutę, pas mane šviečia saulutė, man nuotaika, aš varysiu pasivaikščiot. O aš tau visą laiką parašau, o pas mane lyja. Taip? Tai aš kaip esu ta, kuri žiūri rytais per langą, į lietų,
kuri rašo žodžius, bet jų niekas neskaito. Tai čia mano, kai būna kartais, kai įdedu ryte postą. Ir aš žinau, kad niekas neskaitys, bet aš vis tiek įsidedu. Tai čia man tokia, kaip čia sako, kaip paguodos prizas gaunas viduj. O gerai, o kodėl tu sakai, kad aš žinau, kad jo neskaitys? Iš kur pas tave toks, vat? A, ką žinau, aš kartais tai pagalvoju, įdėsiu, neskaitys, taip pat viduj sudirba. Ir kai sako, be vaidmenų aš esu gyva. Aš nevaidinu, bet aš esu gyva. Kai sako, o kai tarologas, aš esu žvaigždė. Viltis šviesa, tyla, audra. Nes kortos yra didelės ir galingos ir jų daug. Tai kai sako, visi eina į viešumą ir sako, aš tą padarysiu, aš nieko nedarysiu, aš esu žvaigždė. Ir kai sako, aš esu tarpininkas tarp žemės ir dangaus ir atsakau žmonėm į klausimus. Nes, kai sako, kai tarologas, tas žmogus vis tiek turi kažkokią gamtos dovaną, kuris gali žvelgti tą, ko mirtingasis negali matyti. Sutinku. Ir kartais atrodo, kad būtent tada, kai nusimeti visus etiketus, ko negalima, pagaliau tu matai save tokį tikrą, realistinę, jauną, kaip tu sakai, pasidarau žvaigždę. Tai čia perkeltinė prasme. Taip, ne, bet tai nereikia, kad niekam įrodinėti, kad tu esi žvaigždė. Tu pati savo švieti ir esi žvaigždė. Taip. Aš žinau, ką aš sugebu, aš žinau, ką aš turiu. Gal už tai mane tas lietus ir veža. Nes aš kitokia. Aišku, gerai, ačiū tau, Danutė, už šį nuostabų pokalbį, už tokį linksmą. Tikiu, kad daugelis moterų klausydamos mūsų pajus tą įkvėpimą sustoti, atsikvėpti ir pagaliau pasakyti savo, aš galiu atgimti iš naujo. Taip. Kiekvieną dieną aš galiu būti žvaigždė, arba gal kuri nors nori būti mėnuliu, kita gal nori būti saulė, nes atgimimas tai didelis yra žingsnis. O mažas pasirinkimas kiekvieną dieną gyventi labiau, be jokių etiketų, tik iš širdies. Reikia mylėti save.